Žurnalas Savaitė. Viskas, kas svarbu, įdomu ir naudinga. Paulinė premium skalbikliai ir minkštikliai. Apsigaubk aromatu, kuris įkvepia. Sveiki, čia laida Noriu dirbti. Mes griauname įvairiausius mitus apie profesijas, tai padarysime ir šiandieną. Turime vieną mitą. Ar tiesa, kad mažame miestelyje neįmanoma pasiekti jokios karjeros? Ir ar tiesa, kad vilniečiai vis dažniau pagalvoja apie karjerą mažame miestelyje, nes čia ir gyventi patogiau? Maisto gamyklos atsirado tada, kai žmogus nusprendė gaminti ne tik savo, bet ir visam miestui. Viskas prasidėjo 18 amžiuje, o tikrą pagreitį gavo per pramonės revoliuciją. Šiandien Lietuvoje veikia apie 1000 maisto gamybos įmonių. Maždaug apie 200 jų yra Vilniaus regione, o likusios apie 800 išsidėsčiusios kitose miestuose. Būtent regionuose gimsta didžioji dalis produktų, kuriuos kasdien matome parduotuvių lentynose. Svarbi šio pasaulio dalis ir žuvies perdirbimo gamyklos. Lietuvoje jos modernios ir pajėgios. Kai kurios gali perdirbti net 1000 tonų žuvies per mėnesį, o produkcija keliauja ne tik po Lietuvą, bet ir į užsienį. Ir čia atsiranda dar viena įdomi tendencija. Vis daugiau žmonių renkasi gyventi ir dirbti mažesniuose miesteliuose. Ramybė, mažesnės gyvenimo išlaidos ir artimesnė bendruomenė tampa svarbiais argumentais. Tuo tarpu regionuose veikiančios maisto gamyklos aktyviai ieško darbuotojų, nuo technologų iki operatorių. Dėl to darbdaviai vis dažniau siūlo sąlygas, kurios nenusileidžia didmiesčiams, konkurencingus atlyginimus, apgyvendinimą, transportą ar papildomas naudas. Regionai tampa ne tik vieta, kur gaminamas maistas, bet ir erdvė, kur kuriamos naujos karjeros galimybės. Tad pabandykime sugriauti mitą, jog visos karjeros galimybės yra tik sostinėje, ir pristatome šio mito herojų. Esu Benjamina Plauškienė, Vičiūnų grupės gamybinių fabrikų personalo vadovė. Benjamina, iš tikrųjų, aš tai pastaruoju metu pati labai savo uždavinėjau klausimą. Aš esu iš mažo regioninio miestelio ir gyvenu jau 13 metų Vilniuje. Ir kokio velnio aš stoviu tose kamščiuose? Kodėl aš negrįžtu, pavyzdžiui, gyventi kažkokį mažesnį miestelį? Nes ar bandėt kada nors skaičiuoti, kad gamyboje dirbantis žmogus Vilniuje uždirba tiek pat, kiek ir regioninė miestelį, bet gyvenimo sąlygos tai visai kitokios? Taip, iš tikrųjų yra dar labai gajus tas mitas, kad tik Vilniuje yra dideli pinigai ir tik Vilniuje yra gyvenimo kokybė ir visa kita. Bet regionai seniai yra tą mitą paneigę, gal tik Vilnius to nežino. Nežino, tikrai nežino. Aš atvažiavau, mes įvažiuojame į Plungę ir sakau, kažin ką čia žmonės dirba, ką veikia Plungė. Ir kai pamačiau pastatą, kai pamačiau kiek, 2000 darbuotojų automobilių ir dar tarp kitko gerų automobilių aikštelė, supratau, kad ką veikia, dirba ir uždirba. Taip, tai iš tikrųjų čia Plungėje Vičiūnų grupėje dirba apie 2400 darbuotojų. Mes dirbam pamainomis, žinoma, bet jeigu kalbėt apie gyvenimo kokybę, darbo ir poilsio balansą, tai regionai seniai yra aplenkę Vilnių. Darbo užmokesčiai mes lygiai taip pat darbdaviai analizuojam juos ir žiūrim. Jie seniai yra labai panašus į didžiuosius miestus, nes konkurencingumo prasme negalime mes pralaimėti šitos kovos, o gyvenimo kokybė regionuose yra daug geresnė. Mes nestovime kamščiuose, mes turim stiprias bendruomenės, mes vieni kitus pažįstam. Pas jūs pietus galima pavalgyti už 10 eurų. Vilniuje mažiau. Rimtai, Vilniuje sudėtingai, jau su 10 eurų niekur neišeisi. Mūsų valgykloje mes darbuotojams turime valgyklą ir 4 eurų nesiekia dienos pietus. Maisto gamyklos tai pasaulis, kuris paprastai lieka už uždarų durų. Čia viskas vyksta tiksliai, švariai ir pagal griežtas taisyklės. Į šias patalpas šiaip sau nepateksi. Dėl aukščiausių higienos reikalavimų kiekvienas žingsnis kontroliuojamas, o švara tampa ne pasirinkimu, o būtinybė. Ir vis dėlto šiandien turime retą progą pažvelgti ten, kur kasdien gimsta tai, ką randame savo stalo lėkštėse. Vėlgi švarkus. Savo švarkus pasikabinam. Jau 2 kartus batus persimovėm ir 2 kartus švarkus, kad įeiti į gamyklą. Čia mėlynus švarkus pasikabinam.
Nu, bet čia ir tvarka. Aha, ačiū. Įsivaizduojat? 5 kartus persirinkti reikia, kad įeitų. Eina savo, kokia čia tvarka. Wow. Kokių trūksta jums dar darbuotojų? Kas galėtų? Va, dabar pasiklausykit, gal jūs tarp jų esate? Tai gamyba, turbūt visų Lietuvos gamybos darbdavių vardu galėčiau sakyti inžinerinės specialybės. Visa inžinerija, visi technikai, inžinieriai, automatikai, mechanikai. Kas tai yra linijos? Tai yra labiau žmonės, kurie gebėtų prižiūrėti, remontuoti, tvarkyti, kurti, inovuoti, galų gale turime. Tas linijas, ar ne, kurios gamina? Taip, tam padeda žmogui, ar ne? Grynai gamyboje, kurie galėtų plėsti inovacijas, robotizuoti tam tikras linijas. Tai va šitie visi specialistai yra dabar tikrai top. Ir gamybininkai seniai jau reklamuoja, važiuoja į mokyklas, į universitetus, ne mes vieni, daugelis tai daro ir reklamuoja inžinerinę pramonę kaip perspektyvą į priekį. Antra grupė būtų tokie nišiniai specialistai, kokybės specialistai, technologai, tie žmonės, kurių jų galbūt nėra daug, bet jie yra mūsų tokios kritinės pareigybės. Ir šalia, žinoma, gamybos žmonės. Tai šiandien mes ir pakalbėsim ir tikrai gamyboje pamatysite, tai, pavyzdžiui, linijų operatoriai, techniniai operatoriai, tai yra tie žmonės, kurie gebėtų valdyti liniją, dirbti savo darbo centre, kaip po tokiam šiek tiek darbuoti su žmonėm, prižiūrėti, kad produktas eitų kokybiškas ir saugus. Tai kuris operatorius čia pas jūs skaitosi? Tai va čia tie darbuotojai, kurie dirba prie linijos centrų, reiškia, kuris dirba... Mėlynai apsirengę. Mėlynai apsirengę šiuo atveju. Tai 1, 2, 3, tai yra darbuotojai, kurie yra atsakingi už visą liniją, tai yra už tą savo darbo centrą. Čia aplink yra, matot, paprasti mūsų tai vadinami maisto pusgaminių ruošėjai, tai yra žmonės, kurie atlieka daugiausia rankinius darbus, tuo tarpu operatorius, tai yra žmogus jau su techninėm žiniom. Tai jums jo labiausiai ir trūksta, Taip, ne? labiausiai mums trūksta operatorių, tai yra žmonių, kurie gebėtų valdyti liniją. Turėtų bent šiek tiek minimaliai technologinių kažkokių žinių, techninių žinių, nes tas žmogus yra atsakingas. Minimaliai, ką reiškia? Jeigu moka žmogus naudotis kompiuteriu, jau yra gerai. Jeigu žmogus yra turėjęs patirtį, nežinau, kad yra autoservise, jau yra gerai. Supratau. Nes tai yra kaip automobilio vairavimas. Tai yra žmogus, vairuotojas atsakingas už tą gamybos dalį. Kiek, pavyzdžiui, prie linijos stovintis, sėdintis, dirbantis žmogus uždirba vidutiniškai? Vidutiniškai. Tai bazė tokia būtų apie 850–900 eurų į rankas. Ir tuomet priklauso nuo pagamintos produkcijos, nuo efektyvumo, produktyvumo. Tai darbo uždarbis kiekvieną mėnesį svyruoja ir jis yra apie 900–1100 darbuotojų prie linijos. Operatorių darbo užmokestis tuo tarpu su naktiniam valandom, su įvairiais, mes esam pasiekę tai apie nuo 1300, čia yra visiškai naujoko, jeigu su kategorija ir su visokiais ten, kaip ir sakiau, naktinės pamainos, produktyvumo geri rodikliai, efektyvumo geri rodikliai. Tai mes turim tokių operatorių, kurie uždirba virš 2000. Gerai, o kiek valandų tada yra dirbama? Pavyzdžiui, prie linijos. Tai yra 14 pamainų per mėnesį, panašiai, taip 14–15 priklauso nuo mėnesio, nes tai yra slenkantis grafikas. 2 dienas dirbi, 2 ilsiesi, 2 dienas dirbi, 2 ilsiesi. Po kiek valandų? O pamaina yra 12 valandų, nuo 7 iki 7. O ilsėtis? Tarp tų 12 valandų yra laiko? Taip, tarp tų 12 valandų žinoma. Yra įvairios pertraukėlės, yra vadinamos higieninės pertraukėlės kavai, pietus, dar po pietų vėl yra pertraukėlės. Žmonės nuolat keičiasi ir jeigu čia irgi pastebėjote, viena komanda kaip tik nusileido laiptais ir užkeitė kitą komandą. Kita komanda išėjo ilsėtis. Tai kadangi mes turim profesinę sąjungą čia Plungės kieme, turim kolektyvinę sutartį, tai mes turim daug labai įsipareigojimų būtent dėl socialinės gerovės, darbų saugos klausimais. Turim darbų saugos komitetus kiekviename fabrike. Taip, mes matome, kiek mes čia prisirengėm visko. Higienos reikalavimai yra labai aukšti, dirbam su maistu, esame nuolatos audituojami ir mūsų darbuotojai visą laiką pačiais aukščiausiais kokybės standartais dirba. Mes net pasirašėm su operatorium, kad nevalgysim nieko nuo linijos. Prieš tai sakė. Nei kišim nagų, nei valgysim nuo linijos, tai yra griežtai draudžiama. Žiedus, auskarus, viską. Taip. Ir mes iš čia išeinam
einam į kitą cechą ir vėl per naujo persirengti. Įsivaizduojat, kiek čia visko? Aš, pažiūrėt, įvažiuoju į mažą miestelį, ir ne, palyginti mažą miestelį, tokį nedidelį, ir galvoju, ką čia žmonės veikia. Gerai, kad yra ši gamykla, ar ne? Iš dalies tai taip, kiek žmonių vež iš svetimų rajonų. Čia Plungės žmonių, kaip sakom, neužtektų šiai gamyklą. Gerai, kad yra tokia gamykla, ne, kuris sukūrė darbo vietas. Tai jo. Virgilijau, dabar, pavyzdžiui, jums pasiūlytų šiek tiek didesnį atlyginimą ir sakytų, važiuokit į Vilnių gyventi, tokį patį darbą dirbti. Ką rinktumėtės? Kodėl priproti čia gyventi, kad čia viskas susikūrės šeimų, čia viskas, čia nesinorėtų makstyti kažkur. Kažkom keisti. Ir dar Vilnių kamščiuose stovėti pasisiramu, čia gerai, ir ne? Pas mus į kamštį. Kur Plungiai kamščiai? Rytmetės prieš 8. Plungiai kamščiai, jūs girdėjot, regioniniuose miestuose jau yra kamščiai. Per šviesoforą, ką reikia išvažiuoti, tai... Kiek turi šviesoforų? Vieną? Užtenki 2. Bet ką reikia pagrindinti, kai išvažiuoji, tai problemas įtraukia. Problemas įsivaizduojate, aš jau dabar įsivaizduoju, Virgilijus, jeigu išneka, kad per 2 savo šviesoforus Plungiai sunku pravažiuoti, tai Vilniui iš proto išsikraustytų Virgilijus. Manau, kad taip. O duodat truputį vieną kitą silkę išsinešti? Ne. Yra labai griežta politika visais klausimais, pradedant neblaivumu, pas mus yra 0,0 patekimų į teritoriją promilių, baigiant produktų išnešimu. Bet kūčių stalas. O čia turim labai gražią tradiciją daugybę metų. Mes visiems savo darbuotojams, visiems Vičiūnų darbuotojams, tiek čia kieme, visiems 2400, tiek visoje Vičiūnų grupėje dovanojam kūčių stalą. Tai reiškia, dovanojam produktų krepšelių, kuriame yra įvairios silkės, salotos, lašišos, rūkyti gaminiai žuvies, krabų lazdelės, kūčiukų, ir yra blynų, ir yra pilnas rinkinys. Rūpintis kūčiomis nebereikia. Po reklamos tęsime šią kelionę toliau, bet jau dabar aišku viena. Gyvenimas ir darbas mažesnėme miestelėje turi savo tylų pranašumą. Čia yra mada Fashion by Vičiūnai, ne? Šitaip? Aukštoji mada. Aukštoji mada by Vičiūnai. Dabar šitą reikia užsidėti kaukę. Kaip? O kaip? Ne visai taip. Ai, šitaip. Maisto gamybos gamykloje higiena yra tikrai griežta. Nuo kepurės iki batų, nuo rankų iki stalų. Juk nei vienas nenorėtume silkės pakuotėje ar krabų lazdelėje rasti to, ko nereikia. Tai dabar mes keliaujame į mūsų koldūnų, blynų ir picų fabriką. Bet žinokit, iš tikrųjų, Benjamina, niekada nebūčiau pagalvojusi, kad jūs gaminat koldūnus ir pizzas. Man, kad jūsų ženklas yra žuvis kažkodėl. Ne, tai taip yra seafoodo grupė, bet čia mes šiandien keliaujame mūsų studentų ir vaikų patį mėgstamiausią fabriką. Koldūnai, blynai ir picos. Kojas dezinfekavom, toliau yra vėl kojos, vėl rankos. Wow, kaip kino filme, žiūrėk, dabar nupūs mumis. Kaip iš kokio, žinai, fantastikos skyriaus, žinai, fantastiniai filmai būna. Nupūskite. Labai juokingi koldūnai. Čia dirba žmonės ne tik iš Plungės, bet ir iš visos Žemaitijos, o kai kas atvyko net iš kaimyninių šalių. Visi kartu jie kuria produktus, kurie drąsiai patiekiami jūsų stalui. Ir visi jie kuria savo gyvenimą bei siekia karjeros nedideliame miestelyje. Savo darbuotojus mes atsivežame darbą. Kaip atsivežat? Iš principo turime daugiau negu 14 krypčių, kuriamis darbuotojai atvežami pas mus į darbą. 80 km spinduliu. Ryte čia būna kokių 14-17 autobusų prieš pamainą ir vakare po pamainos. Tai mes darbuotojus atsivežam, vežame nemokamai, suteikiame maitinimą ir parvežame namo. Tai klausykite, jeigu dar mažesnėme miestelėje gyveni kažkur Plungės rajone, ar ne, kur iš tikrųjų galbūt ten jau sudėtinga būtų gauti darbą, o čia atvažiuoja, paima ir atveža iki darbo vietos. Mūsų didžioji dalis darbuotojų yra moteris, joms labai patogu ir dažnai mes tą ir per įvairias stažo šventes, per įvairius čia šventes mūsų kieme dažnai pasikalbam, kad jom labai patogu, jas paima, jas atveža, visada yra darbo, pamaitintos, laimingos, darbas yra pamaininis, šalia gali savo ūkį dar pasižiūrėti. Žodžiu, iš tikrųjų balansas yra turbūt ne procentais, o keliais kartais geresnis negu didžiuosiuose miestuose.
Jeigu pasižiūrėti aplink Žemaitiją, tą pačią Aukštaitiją, visi tokie miesteliai turi bent po vieną, gal ne tokio dydžio, bet tikrai nemažą gamybą. Ir žinau kolegų, kurie taiko labai panašias priemonės ir lygiai taip pat regionuose traukia darbuotojus netgi iš didžiųjų aplinkinių miestų. Ar jūs masina tuos profesionalus, gerus darbuotojus iš didžiųjų miestų? Taip, tai masinam taip, kaip galim savo priemonėm. Šalia to tikrai yra ir pasikeitęs požiūris pačių žmonių. Pabuvę Vilniui, pagyvenę Vilniui, pasėdėję kamščiuose, neradę vaikam darželio ar mokyklos. Jie tarsi taip persvarsto visas galimybės ir galvoja, tai galbūt mes grįžtum tada į gimtąjį savo miestą ar į mažesnį miestą, kur gyvenimo kokybė ženkliai geresnė, kur vaikas turės mokyklą, darželį, pats galės saugiai namo pareiti, iš mokyklos nereiks čia dirbti taksistais, o darbo užmokestis praktiškai identiškas didiesiem miestam. Identiškas? Kai kurių specialybių identiškas, o gal net ir didesnis. Čia, žinokit, jie jūs toksai kvapas, žinot, kaip būna blynai, kai namuose kepa. Kaip gerai. Yra daugybė produktų, kurie laimi apdovanojimus, bet taip ir neatsiranda niekada prekyboje. Kaip pavyzdžiui, pernai metais mūsų top gaminys Vičiūnų laimėjęs daugybę apdovanojimų tarptautinėse parodose. O dabar keliaukime į sūrimo lazdelių cechą. Nors kasdienėje kalboje dažnai sakome krabų lazdelės, teisingas pavadinimas yra sūrimo lazdelės. Taip jos ir žymimos ant produktų pakuočių. Daliau, ką tu darai, operatorius, ar nesi? O tai už ką esi atsakingas? Ką stebi kažkokią tai liniją? Aš atsakingas už indelių formavimą, sulydimą ir išvažiavimą į pečių išvirti. Gerai, o tai kas gali atsitikti tokio, kad reikia stebėti, mašina gali sugesti, kažkas... Gali mašina sugesti, gali paveiksliukas apatinis pabėgti, gali pabėgti viršutinės plėvelės paveiksliukas, gali užžiūti markeris, neprašyti markeris. O jeigu dabar aš tau pasiūlyčiau už šiek tiek didesnį atlyginimą ir sakyčiau, kraustykis į Vilnių gyventi? Ai, ne. Ne? Kodėl? Nelabai man trauk didėjai miestai. Bet užtenka čia darbo, užtenka pajamų, kad galėtum čia gyventi gerai. Jo, užtenka. O čia jau galima imti krabų lazdelę nuo linijos? Ne, negalima. Kol kas krabų lazdelės valgyti negalima, šis produktas dar nėra pasterizuotas. O tai kaip viskas vyksta? Tai iš principo, kaip vyksta, turbūt labiausiai papasakotų technologai, bet jeigu tai visiškai žmogiškai paprastai, tai jis yra dar neišvirtas. Taigi mes jį turim pasterizuoti, o jeigu produktas yra šaldytas, tai dar ir sušaldyti šaldytuve arba šaldymo kameroje. Tai kol kas jo valgyti negalima, mes krauname į rėmus ir tuomet jau prasidės kiti technologiniai procesai. O kodėl krabų lazdelių spalva skiriasi? Todėl, kad krabų lazdelių yra labai daug skirtingų receptūrų. Ir kai kuriuose šalyse krabų lazdelės yra oranžinės spalvos, o ne raudonos, kaip mes įpratę matyti. Tai čia, pavyzdžiui, yra Prancūzijos rinka, joje krabų lazdelės yra oranžinės. Tai čia yra sūrimi blokai, pati pradžia, pirminė žaliava. Čia va šitie? Taip, jis yra tuomet kapojamas ir iš jo yra ruošiama sūrimi masė. Ai, tai va šitai? Taip. Vaikščiojom po gamyklą, nieko neleido liesti. Sakė, tik nelieskit nieko pirštais, nieko. Ir dabar taip ant stalo skaniai viskas atrodo. Kiek jūs turite produktų iš tikrųjų, kurie yra prekyboje? Na, čia mano negamybininko nuomonė, kažkada bandžiau čia suskaičiuoti, tai jeigu sudėjus visą įmanomą produkciją, ką mes gaminame nuo šaldytos žuvies iki krabų lazdelių, lašišos, blynų, tai taip spėčiau turbūt apie kokius 4000. Kiek mes vaikščiojom po gamybą, ar ne, tai nėra pats lengviausias darbas. Taip. Nu, pripažinkim, ką čia, nėra ko meluoti, ar ne? Tikrai taip. Ir galų galia tau visą pamainą, visą dieną būni su savo mintim, neleidžia tausinių užsidėti, muzikos klausytis, ar ne? Bet iš tikrųjų yra naudos, kurias žmonės išvelgia. Taip, tai iš tikrųjų mūsų darbuotojai mes turbūt pastaruosius kokius 3-4 metus skiriam ypatingą dėmesį ugdymui. Kas tai yra?
Taip, tai turim ugdymo ir kompetencijų centrą ir turim nuostabią vadovę to centro, kuri turi turbūt mano akim tokią asmeninę viziją kiekvieną mūsų kieme 2400 žmonių apmokyti, išmokyti ir suteikti kažkokią tai žingsnį į priekį. Tai mes turime įvairias akademijas, turim šiuo metu kaip tik yra aktyvios 2 akademijos, mes turim technikų akademiją, kai mūsų pradinių grandžių operatoriams kartu su profesinė mokykla padėsime įgyti techninę kompetenciją kaip po tokią. Taip pat turėjom technologų akademiją, kur įvairios grandies gamybos žmonės, kokybės keli specialistus, asistentus technologų, mokėm technologo specialybės. Turime per tokį kiekį žmonių, turime darbuotojų, kuriems galbūt gyvenimas taip susiklostė aplinkybės ir jie nebaigė vidurinės mokyklos. Mes suteikėm galimybę, bendradarbiaudami su viena iš Plungės vidurinių mokyklų, pabaigti vidurinį išsilavinimą. Be viso tos, kaip ir minėjau, dirbame ir su aukštosiomis mokyklomis, dalis mūsų specialistų mokosi aukštosiose mokyklose. Tai jūs jau iš karto traukėte iš pirmo kurso, jeigu matot, kaip geras, ar ne? Tikrai taip. Dauguma darbdavių taip daro. Tikrai taip darom, turėjom ir stipendijas įsisteigę, prisiemam praktikai, priimam daugybę ekskursijų, per metus turim be galo daug ekskursijų nuo moksleivių iki studentų, visiems rodom neigia mitus, kas susiję su maisto pramonė ir rodom naujos. Kaip gera gyventi Plungėje. Kaip gera gyventi Plungėje, kokios yra naujos kartos specialybės, darbo vietos. Tai tikrai regionai šiandien dienai yra paėję daug žingsnių į priekį. Ir kviečiu visus Vilniečius susirūpinti, nes regionai tikrai gauna labai stiprų pagreitį. Gyvenimo tempą renkamės patys. Vieniems patinka triukšmingas Vilnius, pilna šurmulio ir judesio. Kiti ieško ramaus miestelio, kur viskas vyksta žymiai lėčiau. Jei kada nors atrodė, kad visos galimybės ir perspektyvos yra tik tai sostinėje, šis mitas seniai paneigtas. Mūsų šalies regionai sparčiai auga ir dabar siūlo tokias pačias sąlygas kūrybai, darbui ir gyvenimo kokybei, kaip ir sostinė.